Į Kauno kino festivalį atvykęs pasaulinio garso režisierius Belataras vedė specialius meistriškumo kursus ir pristatė naujausią savo darbą kino filmą Turino arklys. Pernai Kaune viešėjęs vengrų kino režisierius Belataras kartojo itin nemėgstantis keliauti, tačiau po viešnagės, kai Kauno kino festivalyje buvo surengta jo filmų retrospektyva, pažadėjo būtinai grįžti šiemet ir pažadą išpildė. Lygiai po metų jis vėl Kauno kino festivalyje. Čia režisierius pristatė naujausią savo darbą filmą Turino arklys, šiemet Berlyno kino festivalyje apdovanota sidabriniu lokiu. Režisierius teigia sukūręs tikrai paskutinį filmą ir sako tam turintis svarių priežasčių. Viską, ką norėjo, jis jau sukūrė ir jei toliau kurtų, pradėtų tik kartoti save. Jis teigia, kad nuo šiol pagrindinė jo veikla jaunųjų kūrėjų ugdymas. Kauno kino festivalyje jis taip pat surengė meistriškumo kursus jauniesiems kino kūrėjams. Pirmoji diena buvo skirta filmavimams. Vienas jų vyko autobusų stotyje, pasak Belataro, labai tinkančioje tokiems mokymams vietoje. Matyti realybę iš skirtingų pusių, o taip pamatyti realybę padeda kamera. Ieškoti spalvų, atspalvių, reaguoti į čia ir dabar vykstantį veiksmą. Stebėti, kaip jis keičiasi, ieškoti ir rasti ryšį. Tai visada malonu, todėl darbas su jaunais kūrėjais man sukelia geriausius jausmus. Antrąją meistriškumo dirbtuvių dieną filmuota medžiaga montuojama. Taip pat diskutuota apie ilgų planų naudojimą kine. Režisieriaus filmų ypatybė nespalvotai hipnotizuojantys, nenutrūkstantys kadrai, trunkantys nuo 15 iki keliasdešimt minučių. Naujausią darbą Turino arklys inspiravo 1899 Italijoje Turine Friedrichui Nyčei nutikęs incidentas. Eidamas gatve filosofas pamatė kinkinio vežiką botagu talžantį savo užsispyrusį arklį. Nyčė puolė prie arklio, norėdamas apginti, apsikabino jo kaklą ir nualpo. Atsipeikėjusiam Nyčei pakriko psichika, jis daugiau nebekūrė ir gyveno užsisklendęs savyje. Turino arklys Kaune rodomas šį vakar, o savaitgalį filmą išvys ir sostinės kino mėgėjai.